Statelį, paduok kopėčią. Utenos Radler nealkoholinis. Ne vaikiško gaivumo. Reikia tik atsukti. Sveiki visi sugrįžę į laidą Chaosas TV. Tai yra laida apie naktinį gyvenimą, kurią filmuojame iš naktinio klubo Chaos. Naktinis klubas Chaos yra vieta, kurioje dingsta visų žmonių moraliniai kompasai ir atsiranda nuostabus prisiminimai. O šiandien pas mus laidoje svečiuojasi vienas vienintelis lietuviško televizoriaus veidas Justinas Jankevičius. Labą dieną. Sveikas. Sveiki. Aš manau, mūsų laidą galim pradėti visų pirma nuo gėrimo, kadangi jau bare esam, tai gal galėtum paduoti man? Kurį tau? Man mangų. Ačiū labai. Aš pats greipfrutų žmogus. Ok, nice. Šią mūsų laidą remia Utenos Aš visgi Radler. mango norėčiau. Gerai. Tai gali, ar mes iš vieno laksim? Ne, Tai visgi greipfrutą norėjau. aš dar duosiu tau laiko. Taip. Šią mūsų laidą... Šią Šią mūsų laidą remia nealkoholinis Radleris. nevaikiško gaivumo, nes jaučiasi silpnas alaus poskonis. Aš žinok, esu butelio labiau žmogus. Sakai? Aš mėgstu viską gerti taip, kaip gamta sukūrė. Aš viską esu... Plastikiniam iš naftos pagamintam butelį. Exactly. Viskas turi būti taip, kaip gamta... Dievas sukūrė Adomą ir Ievą, ne? Taip, dėl to sukūrė Adomą į Ievą ir tada mangus ir greipfrutus. Radlerį, let's go. Geras, pasirodo, jis skanus. Aš nežinojau. Nu, kalbį lyg tas Radleris pinigus mokėtų. Nice. Labai gerai. Kodėl man Radleris dar pinigų nemoka? Aš tiesiog žiūriu gyvą enciklopediją ir mokausi, karočią, kaip reikia daryti product placementą. Wow. Šitą iš Rolkos reikia mokytis. Ne? Rolka yra masteris šito reikalo. Aš įsivaizduoju, kad tiek metų sukiesi ir tiesi taip aukštai, kad... O aš, pavyzdžiui, nemoku. Aš nemoku. Ar čia yra dalykas, su kuriuo tu straglini šou biznį? Jo, aš nemoku. Aš visą laiką įsijungiu front kamerą kažką tai sakyti. Ir aš visą laiką, pas man visą laiką ta pati mintis, ble, ką tu debilė čia papasakosi man. Okay. Aš nemoku. Okay. Man tipo... Būna, kad iš kem 6 kartą išfilmuoji kokį istoriją, jeigu reikia? Būna. Blet. O būna tau tas front camera efekt, kur netyčia įsijungi priekinę kamerą, tik ble, aš taip atrodau? Taip, kiekvieną kartą. Ypač jeigu taip, pagurkliai visokios raukšlės. Watchysys, tada būna tas. Taip. Gerai. Siaubing. Va, kodėl jas visas užsimerkė. Gerai, Justinai. Mūsų šios laidos premisas yra labai paprastas. Susirinkam čia pasikalbėti apie naktinį gyvenimą, apie vakarėlius, apie šėlionės. Vakar buvom su tavimi susitikę ir tu minėjai, kad dabar jau nebegeri. Jo, jūsų laidos redaktorinis darbas yra šlubuoja, nes jūs išsirinkote žmogų, kuris yra absoliučiai antisocial. Ir aš pasikartosiu tą, ką sakiau vakar. Tu esi žmogus, kuris galbūt net dabar daug negeria, bet turi labai įdomi praeitį. Aš turėjau porą momentų. Aha, porą tikriausiai kuklų. Netgi labai. Čia Prospekto pubas. Taip, tu čia aš esu įsivaizduojasi ne kartą buvęs. Čia Prospekto pubas, čia yra Velnynas, čia yra buvę dalykų. Kiek tu esi prisiminęs skirtingų iš tos vietos pavadinimų? Prospekto pubas, kokainas ir po to dar vienas buvo. Čia, man atrodo, 3 klubai yra buvę. O dar prieš tai, dėl to, kad čia buvo apačioje buvo, aš dabar nežinau, kas tenais apačioje yra, bet apačioje buvo kažkada tai australiško ar australietiško? Australiško? Australiškų, ko gero. Australiškų patiekalų restoranas, kuriame galima buvo pavalgyti kengurienos ir krokodilienos. Bet tais laikais aš dar neuždirbdavau ne ant vieno iš šitų. Bet čia galima taip pat pavalgyti kaip ir narkotinių medžiagų nusipirkti, kur galima, bet nėra legalu. Ne, tenais buvo viską, ten buvo meniu ir buvo tvarkingai, bet ten kainuodavo ar ten 30-40 litų, tai žodžiu, man nepasiekiamas austimas. Čia tais austimas. laikais kaip dabar kokie 600 eurų jaučiu. Ir po to, kai aš jau pradėjau uždirbti, aš labai norėjau visą laiką čia ateiti pavalgyti tas kengurienas ir krokodilienas. Ir tada jau, kai aš pradėjau uždirbti, o jie matyt taip niekada ir neuždirbo ir užsidarė. Ok, prasilenkėt jūs. Mes finansiškai visiškai prasilenkėm fiskaliai. Dabar tu jau nebegeri, bet aš noriu paklausti, kada tau buvo tas momentas, kai jau nusprendei. Aš geriu, aš tiesiog dabar darau sober septemberį. Bet tu esi kažkada minėjęs, kad tu pasirinkai šeštadieniais neturėti pachų. Aš prieš tai negeriau 4 mėnesius, po to susirgau Laimo liga. Pradėjau gerti antibiotikus, išbėgau pabėgioti, užkalatojo širdis ir turėjau padaryti pertrauką mėnesio.
2 mėnesių. 2 mėnesių pertrauka ir, nu ką tu darysi, jeigu tu negali sportuoti. Lieka baigint. Taip, ir tada aš vėl pageriau, bet nepatiko, tai dabar vėl nebegeriu. Ok, dabar darai... Bet nežinau, turbūt, kad gersiu, man patinka gerti, man patinka alkoholis. Kas tau labiausiai? Vaikai, gerkit alkoholį. Šita laida greitai bus uždaryta. Aš negaliu sakyti, negerkit, nes ko jūs pasitikėsit, Pauliu ar blėt Jusinu Jankevičium karošė. Bet gerai. Viskas, ką aš turiu, yra dėka alkoholio. Alkoholis. Sveika ir skanu. Aš labai rekomenduoju negerti, mokytės mokyklai, karočiui siekit savo tikslų. Patys tie vitaminai. Gerai, kodėl, jeigu tai blogai? Jeigu negersit vaikai, nekaltybės niekada neprarasi. Staškiai, bet jau. Wow, tai esi nuostabus. Aš noriu tavęs paklausti apie moralkės. Čia yra dalykas, su kuriuo susiduria visi žmonės, kurie geria. Ar tu prisimeni kokias nors savo didžiausias moralkės? Jo, aš prisimenu kažkuriuo tai metu. Yra toks reikalas, kad kartais būna adrenalino pliūpsnis, kuris įvyksta jau tada, kai tu prisidirbęs esi problemų. Aha. Ir problema yra ta, kad tas adrenalino pliūpsnis tave prablaivo ir tau duoda sąmonę, bet neduoda aplinkybių, informacijos aplinkybinės, kodėl tu esi šitoje situacijoje. Kažkokioje tai pirtyje aš žiūriu, kad aš konfliktuoju. Aha. Ir nesuprantu, kodėl. Bet žmonės pikti. Išdalino kortas, bet nepasakė, ką žaidžiam. Taip. Šitas vadinamas yra. Taip. Tai vad buvo ir gėda buvo. Po to, žinoma, kad būna tų moralkių, tipo kažką tai pasakai, kažką tai padarai. Bet aš šiaip nesu piktybinis. Man kažkada tai buvo, dar tada, kai ten testosteronas, supranti, spermas smegenis spaudžia, tai va tada dar tipo kažką tai. O dabar jau viskas jau dabar. O kaip tau sekas su pachmu šiais laikais? Kuo toliau, tuo pachmelas yra negailestingesnis, bet jeigu tu, pavyzdžiui, ilgai negeri ir tada pageri, tai tada tas pachmas yra labai draugiškas. Jo. Bet jeigu tu kapoji ten kas antrą dieną, tai yra labai... Jis vis nusikelia. Niekingas gyvenimas. Jis vis nusikelia ir tada smogia jau visi kartu, visos dienos kartu. Viskas, ką tu girdėjai apie vyresnių žmonių pachmą, yra tiesa. Labai teisingai išreiškia girdėjai, nes aš tik gandais vadovauju. Jo, tai kai tau yra 20 metų, 21 metai, tai tu tiesiog pasipurtai, išgeri vandens, viskas. Gali toliau dirbti. Aš 23 kokių metų, tada kai pradėjau savo karjerą, tai aš dirbdavau tiesiog valandomis, po to eini prisigerti, pamiegi 3 valandas, atsibundi ir vėl eini dirbti. Ir niekas nieko nesupranta. Tai labai smagu, kad apie šitą užsimenį, man įdomu paklausti, pavyzdžiui, aš nesakau, kad aš šou biznio esu, bet aš kažkiek pamatau tos aplinkos ten su komikais bendraudamas. Taip. Ir kažkaip dabar jau nebėra tos kultūros, pavyzdžiui, pasirodyti išgėrus arba eiti darbą išgėrus. Arba jie labai gerai paslėpia. Taip. Bet aš anksčiau, kiek esu girdėjęs, kaip atrodavo anksčiau ten radijas, šou biznis ir telekas, kad būdavo daugiau alkoholio darbe. Turbūt. Nu taip, jeigu yra rock'n'rollas ir niekas nedraudžia, tai yra rock'n'rollas ir niekas nedraudžia. Yra scenų, kuriuose tu negali būti. Bet geriausia frazė šito klausimu yra maestro Valinskas pasakęs, kad galima gerti prieš darbą, galima gerti po darbo, galima gerti darbo metu, bet niekada vietoj darbo. Tai šičia yra, ko gero, geriausias apibūdinimas. Tu gali, pas mane buvo vieną kartą momentas, kur mes su humoro klubu kažkaip tai mėgdavom daryti dalykus. Ir buvo momentas, kai aš užlipau ant scenos jau labai prastos formos, tai nuo to karto aš kažkaip tai stengiuosi ir Bet čia tokie laikai buvo, visi taip darydavo, nes aš esu girdėjęs per podcastus, kad ir Katleris turi istorijų, kur neformaliai. Bet tai neteisingas darimas ir taip neturėtų būti. Tai taip, kad mes taip darėme, pas mus tiesiog kažkurioje tai vietoje ir yra, taip, rock'n'rollas perima viršų. Jo, bet aš įsivaizduoju, kad jautėtės tikriausiai visiškai rockstarai tuo momentu. Kai tik pradėjus komediją Teliką, tu šiaip iškart paskui greit išėjai Teliką dirbti. Labai. Radijas buvo labai didelis dalykas tada. Jo, dėl to, kad tai buvo labai stand-up komedija iš viso buvo labai šviežia, labai niekas nieko nematė. Ir visiems tai buvo jau ta senoji karta, kuriai dabar jau aš priklausau. Jau kaip ir jie buvo atsibodę, jaunimui nebuvo jaunimui komedija buvo tokia, jie žiūrėdavo stand-up komediją visokiose YouTube'ose, bet Lietuvoje nebuvo ir staiga atsiranda.
Ir tai yra šviežia, nauja, undergroundas, taip pat toksai, visiškai jokių taisyklių. Ir jo, tuo metu buvo gerai, priedo, aš dar po to paskambino man, sako, nes aš apsilankiau po to radistuose kažkuriuo tai metu ir man paskambino po porą savaičių, sako, klausyk, gal tu nori būti trečias radistas? Okay. Nice. Čia, sako, čia ir viskas? Jo. Tai davai, tai ateik rytoj. Okay. Nice. Viskas. Aš atėjau, tada sužinojau, kad man 600 litų mokės per mėnesį. Kas puikiai padengdavo mano taksi išlaidas. Okay. Nice. Bet tenais po to, vėlgi, iš pat pradžių pinigai yra toksai reikalas, kuris pinigus tu turi užsidirbti. Sakydamas užsidirbti, aš turiu omeny, kad pinigai ateina vėliau. Iš pradžių tu gauni rock'n'rollą ir kaip čia dabar įvardinti, subalansuotą drėgmę kelnėse. Aha. O po to tenais viskas, po to kažkurio tai metu tavo vertė pradeda kilti ir babkės prasideda. Nice. O pavyzdžiui, pagalvojus, prisiminus, ar prisimeni tokio akimirkų, kaip pagalvoji, blemba, aš rockstaras? Darydamas galbūt kažką, gal būdamas kažkokioje aplinkoje ir kažkokiam vakarėlį, ar... Man dar vis dabar keista, kai... Nekeista, labai malonu yra, kai pavyzdžiui, kas nors paprašo nusifotkinti. Čia man yra labai, labai faina. Bet buvo vieną kartą, kad kažkas tai... buvo tenais renginys kažkai tai ir kad buvo eilė nusifotkinti su manimi. Ja. Ir tada buvo toksai, bet pas mane nebuvo, tipo... Buvo labai kuklus momentas, tipo, kur, wow, shit, čia daug žmonių. Ir... Surrealu, aš įsivaizduoju šiek tiek, ne? Tai toksai labai malonu, bet kažkurioje tai vietoje tu supranti, kad, oh, shit, čia dabar aš turėsiu pateisinti lūkesčius. Tai... Okay. Bet šiaip tai labai, sakau, man rockstaras, tai visi mes esame praėję pro kažkokį tai žvaigždžių lygos momentą. Tu pavyzdžiui, dabar praeini. Aš nelabai dar laikau save kažkuo, žinai. Aš tiesiog džiaugiuosi, kad turiu... Na, žinai, dabar kai filmuoju Vyvis, čia sakysi, žinai, kad rašau panamucis papus. Ne ką, jeigu mano mergina žiūri, nerašau, blėdį, aš dirbam komediją darom. Tu turi merginą? Taip. Kiek jau laiko jūs kartu? Mes kartu esame 4 mėnesius. Jūs 4 mėnesius kartu? Taip. Ir aš planuoju ją vesti. Labai norėčiau, kad neišsiskirtumėm greitai, nes labai blogai agentų šitas, žinai. Būtų labai labai nejauku. Bet nežinau, aš manau, kad atradau kažką, su ko sutampa mūsų tikslai, požiūris ir tikėkime, kad neišsiskirs labai greitai viskas. Karočią pasakiau per mielą dalyką, tai dabar reikia išgerti, kad numuščiau. 21 metų jau visai tuoksis. Gerai, gerčiau. Karočią. O, visiškai taip. Ir tais laikais buvo lygiai tokie patys. Kažkurie dalykai nesikeičia. Jo. Man reikėjo nuo širdžių dalykų paveikti alkoholį. Tu turi laikrodį? Nesvarbu. Vakaras, ne? Jo, kadangi esam klube, mes negalim neišgerti. Tai visų pirma, norėčiau pakelti už tave. Tu esi labai geras influencas darbo prasme jauniems žmonėms. Man jūs labai patinkate, ponas Nedai. Jo. Reikia pradėti nuo pagarbos gerimo, o ne baiginėti. Ja. Ačiū. Nes aš, pavyzdžiui, kaip jaunas komikas, aš jau esu toks jaunas, kad aš gavau jūs žiūrėti YouTube visus. Aha, jo, kaip pagalvojai, Taip, nes jūsų pasikalbėjimai pirmi su Katleriu, čia buvo prieš 8-9 metus. Tai su Katleriu pirmi pasikalbėjimai Tamstoje buvo prieš 10, ne mažiau. 10, jo. Tai va, tai susiduok, man buvo 11 metų ir aš jau nuo tada galėjau žiūrėti ir aš... Tu galėtum būti mano sūnus? Tu man šitą sakei, kai mes prieš filmuodami dar kalbėjomės. Taip. Ir nekeista? Ne. Tiesiog. Man labai padėjo su šituo reikalu Andrius Mamontovas. Jisai kažkaip tai labai gracingai, jisai visus priima labai vienodai ir amžius yra absoliučiai toksai niekinis. O man labai patinka su senaja karta pakalbėti vien tik dėl to, kad jie turi atsakymus. Jie jau yra padarę visas tas klaidas. Tu gali mokytis iš jų klaidų. Dėl to, kai jie kalba, tenais, ir paimkime bet kurį. Ir aš, lieva, kad aš jas vadinu senąją kartą, bet yra senoji karta. Bet nesvarbu, kuris kalba. Ar tai būtų Valius, ar tai būtų Marka Mikutavičius, ar tai būtų ten Stano tas pats, o ypač jeigu Andrius Mamontovas.
Jie jau viską matė, todėl tu gali sutaupyti moralkių. Kas buvo pirmasis žmogus iš tų senųjų vilkų, kaip tu pats sakai, kurį susitikai? Markas Mikutavičius buvo humoro klubo vedėjas. Ai, taip. Yes. Mes susitikome su juo pirmą kartą ir va tada aš kažkada tai per pertrauką mūsų humoro klubo prie jo sakau, tai kur čia bobos, kur čia babkės? Tai jisai man sako, Justinai, babkių dar gali tau tekti palaukti, o bobos sako, pažiūrėk aplinkui. Nice. Good. No? Aš įsivaizduoju, kad, bet aš dabar tave matau kaip, žinai, vieną populiariausių žmonių Lietuvoje, kuris atrodo iš mano perspektyvos ačyvinės beveik viską, ką tu gali pasiekti. Aišku, jūs visą laiką galite kurtis naujas lubas, bet tau aš įsivaizduoju, irgi turėjo būti tokie fanboy moments, kai tu susitinki, pavyzdžiui, Mikutavičių pirmą kartą. Ne? Kiekvieną kartą aš susitinku Mikutavičių, pas mane vis dar yra. Yra tas toks? Taip, tai kad aš sveikinuosi su Andriu Mamontovu, jisai žino mano vardą. O tau nebūna, kad tu tik vėliau prisimeni, kad jie pažįsta tave? Kur pamatai, kad, blėt, Mamontovas, taigi mes bendravę esam. Aš kiekvieną kartą, kai pamatau bet kurį iš tų, tai būtų bet kas, Ovidijus Višniauskas, Žilvinas Žvagulis, tipo, bet kas. Aš kiekvieną kartą, kai pamatau, man būna toksai... Makes you blush? Taip, nice. Dėl to, kad tai yra mano didvyriai, aš užaugau su televizoriu, mano televizorius buvo viskas, tai aš kai pamatau tos žmonės, man tai yra... Ir tai, kad šiandien man skambina Žilvinas Žvagulis. Aha, rimtai? Taip, aš su juo kalbėjausi. Mes turėsime bendrų reikalų tenais kažką tai, bet jisai man skambina ir aš pasiemu telefoną ir tenais parašyta Žilvinas Žvagulis. Jisai žino mano vardą. Tai man dar vis dabar yra surrealu, kad mes galime, kad aš turiu tokių bičiulių, tokių kolegų, kurie jau dabar, pavyzdžiui, jie yra mano mokytojai, jie yra mano didžiai gerbiami žmonės, jie yra, žinai, taip jie susidėlioja jau savo gyvenimą, viskas pas juos tvarkoja darosi, bet jie vis tiek velniai yra tie patys velniai, viskas tenais pas juos tas pats, tiesiog jau jie turi daugiau patirties, dėl to jie nelabai šoka į visokias avantūras kaip kad kažkada tai. Bet tai yra vis dar tie patys žmonės, bet tai, kad aš jas pažįstu, tai, kad aš su jais galiu pasišnekėti ir, tai yra man didelį, big deal. I'll drink to that. Taip. Bet pirmas pats žmogus, su kuriuo aš susipažinau, thank you. Pirmas pats žmogus, pirma žvaigždė, su kuria aš pamačiau, buvo Skaiva. Skaiva. Taip. Mes susipažinom su Skaiva, aš dirbau žurnale FHM ir dėl to, kad tenais buvo dar ir kitas žurnalas, kurio jinai buvo redaktorė, aš dabar nebeprisimenu, koks tenais tas žurnalas. Aš nebuvau gimęs tikriausiai. Bet Skaiva buvo ir aš ateinu ir tenais yra Skaiva ir jinai graži moteris, kažką tai ir labą dieną, ir labai maloni moteris. Tai man buvo pirmas tas momentas, kur ateini. Yes. Nice. Bet mano vaikystėje tai visą laiką kašiorai buvo. Aš krepšio nuo vaikystės didelis fanas. Tai man kašiorai buvo the shit, o po to Skaiva, po to Marka, ir po to visi jau tenais prasidėjo. Po to tenais pradėjo susipažinti. Nice. Bet labiausiai aš prisimenu, kai mes su Valinsku susipažinom. Kaip susipažinot su Valinsku? Mes šokau su manimi, su Valinskiene. Vienoje, mes treniravome su Valinskiene. Su Valinskiene, tai yra... Ar tu tik susitikęs bandėjai pauostyti jos plaukus? Ne. Aš įsivaizduoju, kad čia yra kažkas. Aš labai ilgai, kokį pusmetį, jinai nežinojo, kad aš į ją jūs kreipiuosi. O ne? Dėl to, kad mes kaip ir draugeliai, mes jau ir sugėrę, ir kažką tai. O man vis neina kaip jos, paprašyti, tipo, jinai tai viskas tvarkoja. O aš, tai tam, kad nesakyčiau jūs, aš, tai, o pati kaip, žinai, kad tik tai neįvardinti. Žodžiu, po to nes jau kažkaip tai, o po to kažkaip tai išsprūdo jūs, jis sako, tu mane jūs vadinė, žinau, buvo po pusmečio. Bet žodžiu, mes su jie šokome treniruočio vienoje salėje ir jinai kažkuriuo tai metu sako, tai varom pas mane, čia kažką tai pasėdėsim. Ir mes atvarome ir aš varau į Valinskų namus, broli.
Okay. Aš varau pas Valinską į namus. Taip, Inga mane vežasi, bet, Inga yra, kaip ir jau mes su ją draugai, mes tenais kažką tai, o Valinskas tai yra Karalius. Seimo pirmininkas. Karalius. Jeigu ką. Lietuvos karalius. Jeigu ką, tuo metu jisai buvo Seimo pirmininkas. Ir mes atvarome, ir pas jos didžiulis namas, ir mes užeiname, ir yra telikas. Ir pas jos yra didelis pirmas aukštas, ir yra tokia sala, kur tenais sėdėjimo tenais tokia, ir po to eina toksai nuolydis, ir yra sofa, ir telikas. Ir mes atvarome, ir žiūriu, šalmas sėdi, plikė. Ir tai va, čia prašom, čia atsėdame mes jau toj sėdėjimo vietoj, aš čia jau, o tenais Valinskas, ir mes jau čia kažką tai, Valinskas sėdi, žiūri žinias. Jisai pažiūrėjo ir mes jau čia kalbamės, kažką tai, tai neužtruko labai ilgai, bet man tai atrodė kaip amžinybė, dėl to, kad, aš vienoje patalpoje. Aš jau buvau su juo vienoje patalpoje tada, kai buvo auksiniai svogūnai, aš vedžiau auksinius svogūnus, jisai tenai sėdėjo salėje, bet mes niekada neturėjom jokio kontakto. Ir tada pasibaigė žinios, jisai išjungė televizorių. Tada atsistojo ir jau tada atėjo pasisveikinti. Tai sveiki, kažką tai. Taip, ir tada ir jisai iš karto pasakė, kad sako, man labai patiko tavo Takeshi Pilies tas bitas. Legendinis jau at this point. Buvo fantastika. Tai buvo, sakau, čia buvo mano lifetime achievement. Ja. Aišku, Šapras. Su Šapru irgi buvo didžiulis momentas susipažinti. Nes aš buvau scenaristas Choro karų, po to šok su manimi. Tai su Šapro susipažinom. Žodžiu, bet šiaip tai labai sakau, aš visą prieš mūsų ėjusią kartą visą žiauriai respektinu dėl to, kad jie išsilaikyti šou biznėje tiek laiko. Bro. O tu jauties dabar, kad mes jauni komikai tave žiūrim, taip kaip tu tada žiūrėjai juos. Ar nepagalvoji apie šitą? Ne, aš jau viskas, aš vedu vaikų laidą ir jau la. Nėra, kad jūs geriausius reitingus turit TV3 laidą? Būna. Ai, tai čia jau kuklusis Justinas kalba. Ne, job, žinai. Okay. Ne, tai viskas, bet aš tai pavyzdžiui, aš žiūriu į jaunąją kartą dėl to, kad man žavinga yra į ką išaugo stand-up comedy. Fantastika. Tu vakar buvai atėjęs į atvirą mikrofono vakarą. Jo, atėjau susideginti. Good. O tu sakai, kad degėjai labai? Ne, viskas tvarkoja. Bet man reikėjo šito, kad aš galėčiau dabar jau sėsti prie braižymo lentos. Ir dabar po šito aš grįšiu namo, lysiu į rūsį ir rašysiu bajerius. Bet jau su tavim, pavyzdžiui, su tavim, su Katleriu, su Stonkum, su visais jūsų lygio komikais yra tas dalykas, kur mes būna, pavyzdžiui, jeigu Penmaikė rūkom lauke, žinai, ir kas nors ateina, sako, Jankevičius nulipo ir ten kas nors ateina, kaip Jankevičius. Ir mes toks stovim tokie, tai gerai, kaip, tai Jankevičius negali blogai būti, žinai. Ir čia yra didelis, ir čia minusas yra, nes tu, open mic'ai yra skirti susideginimui. Tu turi ateiti ir degti. Tai prasme, tai yra bombinimas yra būtinas reikalas. Augina charakterį. Tai yra būtinas reikalas, dėl to, kad tai augina charakterį, skatina rašyti, skatina tobulėti. Priedo, tu negali varyti vien tik tai. O kai tu turi reputaciją ir tau reikia eiti ir vis tiek kilinti, nepaisant to, ir tu tada turi labai mažą eksperimentavimo su bajeriais, tavo eksperimentavimo galimybės yra labai neelastingos. Tu turi varyti tada jau tik tai tais, kuriuos tu tiksliai žinai, kad paeis. Nes neskauda visiškai degti, pavyzdžiui, kaip tik pradedi, žinai, nes tu esi naujokas, kuris tik pradėjo, tu ir turėtum degti. Jeigu tu esi Giedrius Pamalkalnis ir tu Giedrius Pamalkalnis ir tu ateini ir tu tiesiog visiškai siaubingai. Taip. Ir tipo visi, laukiam kito. Jo. Ir po to ant rytojaus gali paklausti, o kaip Giedrius Pamalkalnis? Aš nežinau, aš neprisimenu. Bet jeigu jie žino tave ir tu užlipi ant scenos ir tu bombini ir ant kitos dienos, tas žmogus, kuris matė, kaip tu bombini, pritrūks kažkokių tai gerų temų pokalbiui. Ištraukta bus. Mačiau Jankevičių. Žinok, nebeturi.
Ja. Nebeturi. Dabar open mic'ai šiaip šiek tiek yra pasikeitę nuo to, kas anksčiau būdavo. Anksčiau būdavo tamstui, kur nuplodavo, pavyzdžiui. Humoro klubo open mic'ai tai buvo kaip ir tokia tradicija nuplojinėti. Tenais brutal. Mėsmalė. Ten brutal buvo. Būdavo baisu. Gal gerai, aš dar visai norėčiau pabandyti. O dabar open mic'ai yra tokie labai draugiškesni, gal nesakyčiau, kad labai draugiški, nes ten visai vedėjas ir pasako, čia komikai bandosi bairius, labai prašo palaikymo. Aš galvoju, aš kažkada galvojau, kad reikia nuvaryti į humoro klubo open mic'ą. Buvo pas mane kažkada toks planas, nuvaryti į humoro klubo open mic'ą, bombinti, tipo turėti 3 bairius, kur tipo, aš žinau, kad po pirmo manęs nenuplojinės, po antro galbūt dar aš turiu šansą, po trečio, hebra pradės nuplojinėti. Aš manau, čia geras čelas. Ir va tada, o dabar ateik čia. Ir kiekvieną gaudyti, kuris plojo, ir tipo, ir duot pizdai. Kodėl tu per smurtą nori viską išsiaiškinti? Man patinka smurtas. Jo, tiesiog... Bet man patinka intelektinis smurtas, man nepatinka muštynių smurtas. Taip. Bet man intelektinis smurtas man labai faina yra. Intelektinis smurtas yra lietuviškas banter, jeigu reiktų išversti. Taip. Jo, nes tiesiog mes šito nelabai turim dar kol kas Lietuvoje, to tokio kaip Britai turi banter, tą draugišką stumimą viens ant kito. Taip. Turim tarp savo amžiaus draugų, turim šitą dalyką, bet, pavyzdžiui, nėra, kad mama su sūnum galėtų banterinti, žinai. Jo, bet aš jeigu pamatau, kad žmogus yra cool, man patinka ant jo stumti. Bet aš, pavyzdžiui, turiu taisyklę, aš niekada nestumiu ant žmonių, kuriuo aš nemėgstu. Taip, aš galiu... Aš jau dabar mažiau pasisakau apie, ypač viešai, iš viso nekalbu apie tai. Bet pavyzdžiui, jeigu aš žmogui į akis pradedu sakyti labai nemalonius dalykus, tai yra mano simpatijos išraiška. Taip. Mes kuo šlykštesnius dalykus pasakom, tuo labiau mylim. Taip. Kaip komedijos žmonės. Taip. Įsivaizduoju, kad taip veikia. Taip, Don Rickles. Taip, absoliučiai šitas tinkas. Don Rickles, kažkas tai pasakojo, susitiko Doną Ricklesą. Ir jisai buvo fantastiškai mandagus ir malonus žmogus. Ir sako, jis turbūt manęs nekenčia, jis nieko blogo apie mane nepasakė. Nice. Šiaip čia yra savotiškas, kaip tu sakai, pagarbos ženklas. Nes jeigu, pavyzdžiui, aš jau ant kažko stumiu žaismingai, tai aš žinau, kad tas žmogus atsikirs. Žinai? Nes tu niekada nepunchini down. Tu nesipizdavom iš kažko, kas negali atsikirsti. Jeigu jo. Tai jeigu tu jau kažką raustini, vadinasi, tavo galvoje tas žmogus yra galys atsikirsti. Įgalus. Galys, galintis, manau, kad... Galys? Jo. Galys yra tokia gramatinė forma, bet ar čia jinai tinka? Galys čia sutrumpėjęs galintis. Jo, bet čia jau visiškai LNK žinios prasideda. Aš nežinau. Esą, buvę. Šitą žodį tikrai parašė man kažkas, mano intelektas pakankamai ribotas, kad aš tokį pats sugalvočiau, žinai. Tu protingas bičias. Mano planas yra būti protingu ir apsimest durnu. Man patinka žiūrėti, ką Katleris daro savo karjerą visą ir mes mokomės iš to visi jauni komikai. Nes aš manau, kad man tas Katleris visai puikiai štai valdęs apsimest kvaileliu. Dabar gal jau nebe taip, kai turi podcastą labai daug šimtų valandų, kur jisai kalba. Bet iki podcasto jisai... Išlindo jo. Intelektas. Ta prasme, įsivaizduoji, kad prieš 10 metų jisai sugebėjo apipisti visą Lietuvą, kad jis nežino, ant kurios rankos pas jį tatuiruoti. Per jūsų pasikalbėjimus tamstai, jisai atsisegė, sako, parodys tatuiruotę ir sako, blėt, ne ant tos rankos. Ir tipo, prieš visą Lietuvą... Ir visi galvoja, kad tyčia. Jo. Ne, aš manau, kad visi galvoja, kad jis tikrai pripiso ir tipo sumaišė. Tarp kitko. Jisai nepripiso, jisai atvarė, tipo... Jisai sirgdamas atvarė. Aš noriu pasikalbėti. Broli, jisai atvarė visiškai, tipo, jisai buvo miręs. Ir jisai gėrė vaistus, jisai gėrė kažkokius tai jisai vaistus migdančius gėrė. Ir po to aš, tipo, žiūriu, kad jisai apsnūdė, sakau, davai tekilos kalam. Ir tada kaliam tekilos. Aš žinok, esu... Va, tu sakai, kad, tipo, jisai visą Lietuvą apgavo. Aš esu 89% tikras, kad jisai tikrai nežinojo, ant kurios rankos. Nes buvo nauja tatuiruotė, jisai buvo kosmo... Gal. Žinok, jo. Plema, šitai. Aš noriu pasikalbėti šiek tiek apie tą jūsų pokalbį. Dabar Etis Points jau turi, man atrodo, 1 milijoną peržiūrų, jeigu nedaugiau. Ir čia yra jau vienas, aš pavadinčiau tą podcast'u, bent jau kas dabar tai yra, tai podcast'as. Aš tą podcast'ą žiūrėjau mažiausiai 10 kartų. Jisai geras. Ir man tas, ar tu planavai jo numerį paskelbti? Ar čia buvo visiškai ant vietos išrišintas dalykas? Bet atrodė natūraliai, ne? Atrodė labai natūraliai. Taip. Jo. Čia buvo skripta? Jo, žinoma. Jo, aš įsivaizduoju, kad tikrai nemestum taip daugelę. Gerai, už kiek pinigų pasakytum žvagulio numerį dabar į kamerą? Aš dabar neturiu telefono.
bet ne. Lyg tai kažką keista. Ne, aš tipo... Čia labai geras bitas buvo iš tikrųjų. Jo, bet mes, tipo, visi, nes ten pasit buvo kažkaip, iš kažkur tai jisai gavo tą iPhone. Bet jisai gavo kažką tai kaip promo, kažkokį tai reikalą. Ir gavo su kortelę ir sakau, davai pasakom. Sako, jo, davai pasakom. Jisai nesitikėjo, kad bus tokia reakcija. Jo. Bet mes kažkada tai esame draugai, tipo, parašė, jisai visą laiką pridarydavo šūdų, kai kas nors pirmas nulūždavo. Aha. Tai mes jam padarėme, mes atsirakiname jo telefoną ir parašėme į SMS pažintis, kad 17-metė mergina ieško vyresnio vyro neįpareigojantiems santykiams. Jisai po 2 savaičių turėjo keisti telefoną. Dėl to, kad jisai tipo, pakelia ragelį, pakvies, ten kažką tai. Sako, čia net nepys prūtų. Rašinėjo. Čia taip juokinga, bet taip evil yra tuo pačiu metu. Wow. No. Jūsų Katleriu labai geras duetas buvo, mano nuomonė. Man irgi atrodo, kad mes visai... Nes visi jūsų podcastai, kurie esate kartu buvę. Jūs paskutinis nesiaukite, dabar turi virš 800 000. Jo, mes su juo gerai suvaibinam labai. Labai juokinga yra, man patinka žiūrėti ir iš techninės pusės, jūs žinai, kai aš matau tos bairius, kurie atrodo kartais per geri, kad čia ant vietos būtų ir aš galvoju, blėt, jeigu jūs šitą pasirašėt, čia yra... Kartais būna... Jo, bet pas mus yra tiesiog flow. Mes su juo susitinkam ir mes labai... Aš įsivaizduoju, kad tiek metų pažįstami, net nelabai reikia ruoštis, tipo gairę susimėtot kažką, bet jaučiat viens kitą. Bet čia yra reikalas, tipo, kad rifinti su žmogum, su kuriuo tu... Man patinka rifinti su žmonėm, kuriems patinka dėlioti, bet kartu Katleris yra tas, kuris, aš pavyzdžiui, nuo vaikystės man žymiai maloniau būdavo atiduoti rezultatyvų perdavimą kažkiek negu įmesti. Užmestą liupą. Jo, tai va čia mano yra, o Katleris lygiai taip pat, jam patinka kilinti, bet jam patinka ir atiduoti perdavimą. Čia yra... Team player'e buvęs. Man patinka pasavimasis iki tikro metimo, tai mes su juo kažkaip tai... Katleris fainas dėdas. Jūs draugai buvot nuo pat pradžių, man atrodo, ne? Jūs suvaibinot ar iš pradžių? Jo, pas mus buvo visą laiką tas konkurencingas reikalas. Supermanas ir Batmanas. Mes kažkaip tai su juo, taip, mes su juo turėjome, mes visą laiką žinojome vienas apie kito buvimą ir tai neleisdavo niekada nei vienam iš mūsų atsipalaiduoti. Humoro klubas šiaip turėjo etapą, kai jūs ten buvo 8 ar 9, man atrodo. Taip, labai daug, ne? Taip. Ir kaip veikia visų ego sutelpa į vieną dėžę? Kai aš įsivaizduoju, visiems gerai sekasi, visi tu daro savo dalykus. Kažkuriuo tai metu prasideda pinigai ir prasideda problemos. Nežinau, man tai kažkaip labai faina, kad kiekvienas absoliučiai organizmas, jisai turi visokius etapus. Tai mes turėjome labai gerų etapų ir aš jais labai džiaugiuosi. Aš kažkur turiu Pauliaus Bybį, žinot, nusifotkinęs. Tai žinai tą reikalą apie Pauliaus didelį Bybį? Aš žinau, aš tik patėjau komediją. Aš kažkur turiu įrodymus. Aš nežinau, ar tu žinai, kaip veikia dabar Open Mic'ų visa sinergija, bet tu, jeigu esi naujas komikas, ateini, Ambrazevičius pasiema tave, pristraukia prie savęs ir sako, pažiūrėk mano didžiulį penį ir jeigu nepasakai, kad esi gražus, negali stand-upinti Lietuvoje. Tai pas mus yra dabar tokia galės. Aš turiu pavadinkime jį taip, šaltos dienos nuotrauką. Kuklų, turėjai kuklų. Nuotrauka atperka 1000 žodžių, bet man užteks iki 10 žodžių. Paulius su Bybiu ant supinių. Gerai. Ir aš nežinau, kur ta nuotrauka yra, bet viename iš mano senų kompų tikrai jinai yra ir Paulius žino, kad jinai yra. Ir dėl to jisai dar šiek tiek rezervuotai kalba apie mane ir nesako visko, ką galėtų pasakyti. Ar dėl to jis ir nedrįso prašyti procentą už vadybą iki kol tu išėjai? Oi, ne, jisai prašė procentą. Jo, jisai buvo... Galvoju, nes būtų žiauriai geras. Jau buvo procentininkas. Zinkevičius išėjo, nebėra leverage jokio, nebėra šantažo. Aš nežinau, ar finansiniai čia reikalai yra, bet jisai buvo brangiausiai apmokamas humoro klubo žaidėjas. O su kuriuo, pavyzdžiui, žmogum iš savo ankstyvų karjeros dienų labiausiai norėtum dabar sugerti? Arba kurias iš gertuvės norėtum išgyventi iš naujo, žinai?
Ar yra tokias, kuris strigo, kur buvo beveik kaip smagu? Gal nebūtinai daug prisigėrėt, bet tiesiog buvo labai labai smagu. Kiekvienas išgertuvės su modė būdavo special. Modestu Vaišnaru, taip? Modė buvo something else. Mes niekada buvo keletas tik tai žmonių iš humoro klubo, aš nebuvau tarp jų, kurie žinojo, apie ką čia kalba eina. O modė kiekvieną kartą gerdavo kaip paskutinį. Yeah. Ir mes galvodavom, blemba, koksai aфиgenas čivakas, kiekvieną kartą geria kaip paskutinį kartą. Ir mes nežinojome, kad jisai iš tiesų kiekvieną kartą gerdavo kaip paskutinį kartą. Dėl to, kad jam gydytojai pasakė, kad arba tu dabar guli į ligoninę ir tenais ir guli ligoniniai. Jis sako, aš nenoriu taip pabaigti gyvenimo ir jisai tiesiog išvarė gerti. Ir kiekvienam iš mūsų tai yra toksai susimąstymo momentas, o ką tu darytum, žinai? Yeah. O ką tu darytum, jeigu tau pasakytų, kad tu dabar arba gyvensi 4 metus ligoninėje, arba tu išeini dabar pro šitas duris ir niekas nežino. O kiek aš turiu laiko, jeigu išeinu? Niekas nežino. Dieną arba 2 metus. Aš manau, kad esu vaitikau, žinai? Bet reikia labai didelių kiaušinių, kad tai padarytum. Ja. O modė turėjo didžiausius. Jis visą laiką buvo geriausias iš mūsų. Aštriausias protas, geriausias humoro jausmas, intelektas, aukščiausias. Prašau. Žiauriai geras dėdas buvo modė. Ja. Fantastiškas. Galim išgerti iš Vat jeigu aš galėčiau grįžti į vieną tusovkę, bet kurią tusovkę su modė. Ne. Čia yra dalykas, dėl kurio man yra šiek tiek... Atsiprašau. Yra dalykas, dėl kurio man yra šiek tiek gaila, kad aš niekada negausiu susipažinti su kai kuriais komedijos žmonėm, nes tai jų nebėra tarp mūsų. Ir aš žinau, kad nieko nepakeisiu. Nedaug čia. Kas? Vaišnaro Šapras Tolulo. 3. Agnė. Emilis biškiau kaip lavoniukas atrodo, manau, kad užsilenks greitai. Emilis dabar kaip tik labai sveikas atrodo. Jisai dabar atrodo labai. Ne, ta prasme, kūnas. Jo. Ta prasme, jo kepenis kaip ikai atrodo tikriausiai. Įsivaizduoju, pas Bahūro inkstai kaip gilės atrodo tiesiog 2. O inkstai irgi nuo steroidų? Aš niekada nesakiau ir niekur nesakysiu, kad Emilis Jokūbas vartoja steroidus ir čia Justina Jankevičiaus žodžiai. Viskas, kas filtruoja, aš įsivaizduoju, ne? Gal. Aš jau seniai nebevedu. Klauskite daktaro, nebeprisimenu, kaip tenais veikia. Klauskite daktaro, irgi buvo geras efektas. Mane pirmą sezoną norėjo nužudyti profesorius Unikauskas. Ai, tu pat taip, aš esu. Profesorius Unikauskas mane norėjo tiesiog nužudyti, jis fiziškai mane imdavo už rankos. Nes pas mus būdavo, mums rašydavo tekstus ir ta scenaristė, kuri rašydavo tekstus, jinai fantastiška scenaristė, labai talentinga, bet jinai medicinėse temose labai talentinga. Ir jinai, tikrai iš geriausių paskatų, jinai labai parindavosi, rašydavo tenais tos bairius, bet kai tu komedijos, vis tiek turi praeiti kažkiek tai laiko adaptacinio, kol tu pradėsi gerai rašyti komediją. Ir aš net nebejoju, kad jinai kažkurio tai vietoje būtų pradėjusi rašyti komediją puikiai, bet mums reikėjo rezultatų dabar. Ir dėl to sakau, tiesiog palik mano kalbą Justinas. Ja. Ir aš turėjau 5 metus improvizacijos dirbtuvių, kur kiekvieną dieną buvo Klauskite daktaro laida ir būdavo pas mus prompteryje daktaro Unikausko, tipo, kur patvirtinta mokslinė tenais kažką, kur jo tekstai tenais, aišku, nukrypdavo nuo jų tenais su savo visokiais švedžiojimais dar kažką, bet būdavo patvirtintas jau tas tekstas, tada būdavo kalba Justinas. Ir aš matau, kaip daktaras jau keliauja, jau eina jo frazė į pabaigą ir matau, kad jam jau nebepatinka, nes tu jau. Ir... O mano tenais buvo, aš turėjau būti klaunas, aš turėjau būti durnius. Aš durnius, aš ten, jeigu yra kažką, tai jisai tenais, aš būtinai paragausiu, aš viską, va toksai, va, smaližius. Aš atsimenu, aš žiūrėdavau irgi. Ir daktaras tiesiog mane už rankos imdavo, o jisai dziudo, sporto meistras, jisai žiauriai kietas dėdas. Okay. Jisai mane už rankos, Justinai! Po to tik tai aš sužinojau jau po visko, kad per kalėdinį vakarėlį jisai atsisėdo kažkam tai iš kolegų tenais, kad sakė, žinot ką, gal Justinas reikalingas šitoje laidoje. Bet jam užtruko, o įsivaizduok, profesoriui, ant kiek sudėtingai, jis tada docentas buvo, dabar jau profesorius. Bet įsivaizduok, jam visą jo karjerą
visi jo pasirodymai buvo su publika, kuri neturėjo kito pasirinkimo, kaip tenais būti. Aha. Ir tai yra tyla, tai yra pagarba, tai yra aš kalbu, vadinasi, tu tyli ir staiga jį įmeta į teliką, kas yra popsas, tipo akademiniai bendruomeniai, ten kažką tai. Nepaisant to, kad buvo labai gera žinutė, klauskite daktaro, jokių vaistų nepardavinėjom niekada, jokių tenais, viskas buvo moksliškai patikrinta informacija, viską. Bet staiga jisai atsiduria čia, jam visiškai nepažįstama aplinka ir jam šalia pastato debilą. Ir tas debilas, tipo mes su juo grimerinėje kalbamės ir viskas gerai, ir mes bendraujame, ir jisai mato, kad aš nedurnius, įsijungia kamerą. Jisai tiesiog aš tiek suėdęs sveikatos buvau, bet per pirmą sezoną. Antram sezone jisai jau tada apsišlifavo, suprato taisyklę žaidimo, kad jo tiesiog toksai darbas, jisai ne iš tiesų dalbajobas. Tai ir tada mes jau pradėjome labai linksmintis, bet pirmą sezoną mes abu galvojame, kad jisai mane nužudys. Tavo vienas bitas, kur man įstrigo iš klauskite daktarą, buvo, kur tipo daktaras Unikauskas yra pasistatęs burgerį ir jis ten pasakoja apie kancerogenus, apie siaubingus dalykus, kurie yra toj abominacijai. Ir tu tiesiog prieini apsidairai, pasiėmė. Jisai atsisuka, aš jėdu jį. Ir tu atsisukai kamerą, sveikuolių maistas. Tiesiog tokį bėga. Buvo gera laida. Jo, labai jokingai, tikrai daug highlightų buvo. Nu. O kur įmanoma, pavyzdžiui, būtų rastas laidas kur nors dar? Nes jų nesukelia internetą, aš jaučiu. No idea, bro. Neįsivaizduoju, žinok. Aš neįsivaizduoju pusę gyvenimo, kur praėjo. O tau, pavyzdžiui, nebūna dirbant telikė tos minties, kad, tipo, į tubą ką kėlį ten liks, tipo, vos neamžiam, žinai, kiek egzistuos civilizacija mūsų. Taip. Bet, pavyzdžiui, telikė dalykai, jie ateina ir praeina. Ir atrodo, tu gali turėti, nesveikai kietą dalyką, kurį tu norėtum palikti žmonėm, kad jie galėtų vėliau pamatyti, pasijuokti iš jo, žinai. Bet tiesiog tą akimirką jau bus praėjus, nes tiesiog, telikas taip veikia. Gyvenimas taip veikia, broli. Kodėl tu man Kamiu dabar trauki kažkokį? Gyvenimas taip veikia. Vyksta įvykiai ir jie palieka tavyje kažkokią tai emociją, kuri arba turi išliekamąją pridėtinę vertę ar ne. Tačiau ar tu prisiminsi juos ar ne, yra tavo asmeninis reikalas. Pavyzdžiui, su burgeriu reikalas, tu jį prisiminiai. Ačiū jums labai, arigato. Bet aš nežinau, arigato yra laba diena ar ačiū. Ačiū. Bet ar tu atsisuksi? Ne, dėl to mes turime vertinti kiekvieną akimirką, kai aš dėdas esu. Rock and roll. Žiūrėk, geri rodai. Adušta šitas, kaip galvoji. Noriu šiek tiek grįžti prie naktinio gyvenimo, noriu paklausinėti tavęs dalykų, kaip seno vilko, kaip žmogaus mačiusio gyvenimo. Ačiū už seną vilką. Bet vilkas, bet faktas, kad vilkas, žinai. Viskas tvarkoja. Kas geriau būtų senų vilkų ar jaunų avim? I'm cool with that. Man viskas tvarkoja. Tai kad tu sėdi kaip... Old and proud. Tu apsirengęs kaip specialiųjų pajėgų karys, kuris išėjęs gyvena dabar sodo namelį. Kalnuose ir kažkurioje tai vietoje reikės kažką tai nužudyti ir atvyks pas mane ir tipo, aš sakysiu, aš baigiau su to gyvenimu. Jo. Ir tada tiesiog nupūs dulkės nuo savo seno snaiperio, kuris turi vardą. Ir tada aš mėtysiu peilius tipo į stulpą. Bodyguard. Į korumpuoto politiko nuotrauką. Tiesiog toks. Jo. Aš noriu tavęs paklausti, tu esi žinomas kaip Gašlūnas. Ne Gašlūnas, gal labiau kaip labai toks žavingas komikas ir šou biznio žmogus. Aš noriu tavęs paklausti, kaip atrodydavo tavo geimas jaunystėje? Kaip tu užkalbindavai merginas? Aš niekada nekalbindavau merginų. Man nereikėjo? Ne dėl to, kad nereikėjo. Man tipo anxieties yra. Aš nemoku. Aš esu taip daręs keletą kartų. Keletą kartų net pavyko užkalbinti, bet šiaip aš prieiti taip tiesiog ir sakyti labas čia. Aš niekada neturėjau pick-up line. Rimtai? O esi bandęs kokių gal blogų? Arba koks, pavyzdžiui, ar atsimeni kokį nors gėdingą būdą užkalbinti merginą, kuris įstrigo tau? Aš esu prieėjęs ir pradėjęs bendrauti su mergina ir labai ir po to išsiaiškinau, kad čia ne ta mergina. Kad aš tiesiog supainėjau.
Bet paėjo vis tiek jaučiu. Taip. Ble, čia geriausias man lainas. Ir tiesiog atėjau į tą parduotuvę, nusipirko, ko reikėjo. Bet labai, jeigu tu tai darysi, jos labai užuodžia, jeigu tu tai darai nenuoširdžiai, o aš nuoširdžiai supainioju. Ai, tada viskas ok. Taip. Jo. Ar esi turėjęs tokį ilgą šliuchavojimo periodą? Ne. Ne? Ne. Tu visą laiką būdavai toks labiau draugavimo žmogus. Aš labai greitai įsiveliu į draugystės, aš nemoku pasakyti ne. Per kokį trumpiausią laiko tarpą esi įsimylėjęs ką nors? Buvo toks, kur mes sėdim prie stalo pusę valandos, bet, jos akis man gražiausias, kokias esu matęs? Jo. Esi daug tokių turėjęs? Ne. Ne? Gerai. Ar yra tave skaudžiai permetę klube, pavyzdžiui, arba bare kokią nors pana? Jo, bet aš nenoriu savęs inkriminuoti. Ai, nes reiks pasakyti, ką padarai. Jo, reikės papasakoti visą istoriją, o aš nenoriu, kad jos turbūt žiūri. Fair enough. Yra labai žymi tavo, kalbant dar apie naktinį gyvenimą, yra labai žymi tavo istorija Klaipėdai, kaip gavai į liulį. Taip. Gerai. Tu esi jau pasakojęs, bet gali gal tiem, kas neprisimena ar negirdėjo, quick rundown tokį padaryti. Nuvažiavam į Klaipėdą, geriam 3 devynėrės. Taip. Žalės devynėrės. Kol kas viskas tobulas, sakyčiau. Mano kolega fantastiškas Domas Raibys buvo ant scenos ir jį pradėjo heklinti čiuvakas. Aha. O Domo Raibio buvo, man atrodo, pirmas pasirodymas, nes ir antras. Ir jisai tiesiog, jisai jo neadresavo, o tiesiog tęsė savo pasirodymą, o jisai tiesiog viešvi. Ir tada aš užlipau ant scenos ir jisai turėjo išeiti, tas vyrukas. Taip. Ir visi juokėsi. Ir tada aš pamiršau, kad jisai buvo, o dėl to, kad kai jau tu nulipi nuo scenos, tada jau tau yra viskas... Tada jau gali atrakinti gerklelą. Taip. Ir aš išėjau parūkyti, pamiršęs, kad jisai yra. Ir jisai priejo ir sako, ką aš čia kažką apie Maksimą aš nesakiau. Čia aš Maksimai kasoje dirbu, sakau, tu. Ir dungst. Ir aš grįvau atgal ir kaliau su galva į bordiūrą. Ir atsijungiau. Bet aš turėjau kišenėje dujų balionėlį ir aš atsimerkiu, jie vis dar čia. Ir aš jas nupurškiu ir nupurškiu klubo administratorių ir apsauginį. Ir... O dėl to, kad esu girtas ir šokė, aš ten kažkokį tai bičią apkaltinau, kad čia jisai, turbūt jau jie seniausiai buvo pabėgę. Pasišalinę. Taip, po to aš tą bičią sutikau, jisai barmenų dirbo. Okay. Tai jisai... Bet ką aš dabar mušęs? Tai šiaip kietas bičias, pabuosi užaugęs. Daug turi muštynių istorijų? Ne. Aš iki 11 klasės iš viso turėjau problemų mokykloje. Ko gero, jeigu ne patyčios mokykloje, ne vieno komiko nebūtų. Aš manau, kad taip. Tai aš turėjau problemų mokykloje, po to iš 11 į 12 klasę aš užsikačialinau ir jau niekas nebenorėjo su manim turėti reikalų. Dėl to, kad buvau pakankamai kampuotas vyrukas. Okay. Ten stumdavau nuo grudako, jau dafiga. 110 esu pastumęs. O, tai labai daug. Šitame, pats verdamas ne 7, ten 5 kažką tai. Žodžiu, pas mane geri fiziniai duomenys, genetiniai. Ir tipo, ir tada prasidėjo, tipo, bet jau tada niekas nebenorėjo muštis. Ja. O iki tol turėjau tenais kokias 3 muštynės, tokias jau, kad vienas netgi sutartas, kur tenais ėjome. Visi aplinkui. Jo, tas... Jungle King 1.0, kur visi sustoja, tipo, ir sako fight. Jo, iš aplinkui visi debiliukai, muškitės, mums patinka smurtas. Ja. Patyčias aš manau, kad jos iššūkdo bazarą, žinai, nes tu... Arba sužlugdo arba sugriauna žmogų. Ir gyveni toliau gyvenimą su moraliniam traumom. Kas yra, jo, bet po to tu turi labai ilgą laiko tarpą visą likusį gyvenimą kažką tai bandyti išsičiustyti tas traumas. Bet mokyklos kažkada tai būdavo labai žoskos reikalas. Jo. Tai, bet tų muštynių kažkaip tai. Ar tu manai, kad tavo humoro jausmas kyla iš tų patyčių, iš to benterio, iš stumimo vieni kitų? Čiūju, jo. Bet galbūt ir nelabai, nes man visą laiką būdavo klasėje, aš visą laiką stengdavausi pagalvoti kažką tai. Ką pasakyti, kas būtų juokinga. Man labai patinka, kai aš sakau kažką, tai žmonės juokiasi. Klasės klounas buvo. Man tai yra fantastika. Jeigu aš kažką tai galiu pasakyti ir dėl to žmonių yra pagerėja diena, man čia yra people pleaser. Džiaugies savim tada.
Nu, man labai malonu yra, kad žmogui, aš padariau taip, kad žmogus juoktųsi. Man tai yra viskas. Nu, tai yra the best. Tai yra the best feeling. Ne meilė, ne pergalė, ne kažkas tai. Kito žmogaus juokas, man atrodo, tai yra viskas. Nu, bet gal sūnaus gimimas biški geriau yra, negu kad prajuokinti Andrelį, žinai, ar tau šitoj... Andrelį ne. Gerai. Bet... Gerai, kas geriau yra, sūnaus gimimas ar prajuokinti Valinskenę? Gali neatsakyti, bet mes suprasime. Prajuokinti Valinskenę? Man irgi būtų tas... Absoliučiai. Man Valinskenės prajuokinimas man nesugriovė gyvenimą. Ar prisimeni tą akimirką? Ačiū labai visiems, kas šiandien įsijungė laiką. Leonai, aš tikiuosi, kad iki tol, kol tu šitą girdėsi, jau YouTube'as bus bankrutavęs. Jo, YouTube'as kompanija, kuriai pasaulis priklauso realiai. Taip. Bet, jo. Tu pas tavę tiesiogiai proporcingas yra alkoholio vartojimas su sūnaus gimimu, ne? Ar su merginos susiradimu? Kuriuo labiau? Aš nežinau, aš man atrodo tiesiog ateina laikas ir tu pradedi daryti tipo, sveikuoliškus dalykus. Man atrodo, čia yra normalu. Settle down. Tiesiog, kiekvienas žmogus kažkuriuo tai metu tipo, pradeda dėl to, kad pachmai per daug jau duoda priedo. Žinai, tipo, nuobodu jau pasidaro. Per tą patį tiesiog. Taip, žinai. Tipo, kaip vakar tenais, sako, varom su mumis į miestą, žinai, jau, tipo, Antanas. Bet, žinai, tipo, gal ir faina vieną kartą išeiti, bet kiekvieną savaitgalį, man yra liūdnas vaizdas, kai tas 40-metis, kuris bando kabinti merginas baruose, man yra pakankamai liūdnas vaizdas. Ir, žiūrėk, tarp mūsų yra 17 metų skirtumas. Taip pat dabar tu įsivaizduok, tu nuvarai į... Man, pavyzdžiui, su jumis baliavoti yra tas pats, kaip tu dabar nuvarai į giminių susitikimą ir yra vaikai. Ir tu su vaikais pašaudai iš lanko, žinai. Tipo, good, faina. Bet jeigu tu kiekvieną dieną specialiai su jais susitiksi pašaudyti iš lanko, kind of weird. Straipsnis. Kaip ir jau keista. Labai keista. Tai va. Labai keista dar, jeigu lūpom čia psikai tai darai, žinai. Tai yra senų vyrų dalykų. Nežinau. Tu nebijai, tu nebijai. Don't make it weird, bro. Tu nebijai būti creepy. Neteina samžym šitas. Creeperis? Tipo, creepas, žinai. Creeperis. Keistuolis. Taip. O kuria prasme keistuolis? Nu, ta prasme, kad žmonės nepagalvotų, kad tu pedofilas gal biški. Bet taip biški, ant skonio. I'm good. Neuvertinkini dalykų. Nes, pavyzdžiui, ką tu sakai dabar, kad čia su vaikais galbūt nesmagu, galbūt atrodysiu kažkaip. Skamba, kad biški overtinkini, žinai. Neuvertinkinu, tiesiog, tai yra nuobodoka, žinai. Aikės, bet tu gali išeiti ir su savo amžiaus žmonėmis į miestą, žinai. Bet tam reikia turėti draugų. Tu nesat draugų? Aišku, ne. Kodėl? Kam? Draugai yra, antiek pervertintas reikalas. Ok, aš noriu išgirsti tavo teiką ant šito. Kodėl? Kam? Draugai užima laiko, kurį tu galėtum praleisti gulėdamas ant sofos. Aš labai nuoširdžiai tikėjausi, kad pasakysi su šeima, bet tu pasirinkai baldą, blėt. Tai gera sofa, aš turiu gerą sofą, broli. Atrodo, kad tiesiog... Broli, tu atsisėstum ant mano sofos, tu suprastum apie ką aš. Tai yra gera sofa. Tikrai gavai pinigų ir tai baigsim epizodą, sakys, Magrės baldai, kad aš čia pradės tiesiog kažką reklamuoti. Ne, aš Magrės baldų savo laidoje reklamuoju. Rimtai? Taip, ir negaliu dabar stumti ant Magrės baldų. Va čia va yra tavo diktatūra. Va čia va yra diktatūra. Negali stumti nei ant Procter & Gamble, nei ant... Anksčiau ant valdžios negalima buvo, dabar irgi ant valdžios, tai valdžia kitokia. Tai gerai. Ir man patinka, kai žmonės turi tiek babkių, kad jiem pochoj turi. Aš neturiu babkių, tame reikalas. Visi, kas sako, kad neturi babkių, turi babkių. Aš šitą dalyką supratau. Visi, kas turi labai daug babkių, yra tas, kažkokiem tai filme pamačiau, ne filme pamačiau, o traileryje filmo, kad sako, is your family rich? Sako, we're comfortable. That's something that rich people would say. Jo. Nes vadinasi, nestraglina, nehaslina, žinai, jiems nebereikit. Turi, kiek turi, tipo ir gerai. Jo, bet man, aš dabar esu geroje finansinėje padėtyje. Man viskas tvarkoja. Aš galiu
galiu nueiti į parduotuvę ir imti brangesnį sviestą. Brangesnį sviestą? Taip, aš imu brangesnį sviestą, broli. Aš tai margariną. Aš einu, pavyzdžiui, per mugę kažkokią tai Gedo prospekte. Aš nusipirksiu tų riešutų. Ble, tu turtingas. Kiek kainuoja tie riešutai? 12 eurų už kilogramą. Duokit man 700 gramų. Bet paskaičiuoj. Ne dėl to, kad aš neturiu 12 eurų, bet dėl to, kad aš galbūt nesuvalgysiu viso kilogramo. Kad prie nors siemkės geriau atrodytų. Taip, ir aš galiu, pavyzdžiui, nusipirkti pilkos žąsies. Jau aš net nežinau, kas čia yra. Pilka žąsis? Jo. Ai, greigus. Matai, man reikia koldainą. Man pasiradio bangos, tavo žodžiai kaip bangos. Jūs koldainą man iki įbaliniko, man... Bet čia yra... Bet keista, nes aš suprasčiau, jeigu tavo klausimo aparatas būtų pilve, tada taip, čia varža. Nu, čia dabar tu kalbi protingai žodžiai. Matai, aš kai pasimetu, man Maibachas įsijungia, o čia mano defensive vegai visų. Pasakyk, su daug... Aš Maibacho nelabai mėgstu, žinok. Bet absoliučiai ne dėl tų priežasčių. O dėl ko? Man jisai, ką nori, tą gali kalbėti, ką nori, ten gali muštis su valierom, ką nori. Absoliučiai nėra skirtumo. Ko tu įlaikai, kad su valierom nesimuštis? Gerti savo myžalus, tipo, man kad ir kas tavo linguoja tavo valtį, man viskas tinka. Bet kažkada aš Trakuose ėjau prie senos kibininės su vaiku ir jisai miegojo. Ir jisai su to savo, ne savo, bet su kažkieno tai auksiniu triperiu, tokiu buvo BMW. Aha. Ir jisai važiavo ir specialiai, tipo, mato, kad žmonės, ir jisai specialiai gazavo ir man vaikas pabudo. Nuo to laiko, bro, aš ne. Man tada, kai jisai pažadino mano vaiką, specialiai, piktybiškai, ne. Fair enough. Aš dėl, ta prasme, man, kai žmonės pasako, kad jiems nepatinka Maibachas, mano reakcija nėra, ne? Taip, ne, bet man ta prasme, aš visiškai suprantu, kad galima jį, kad jisai gali patikti, tai, ką jisai daro, aš visiškai, man nesvarbu absoliučiai niekas, kuo jisai užsiema. Bet jisai pažadino mano vaiką, labai fair, čia labai fair pointas. O tu, pavyzdžiui, galvojau, turi kartais minčių apie savo vaiką ateityje, koks jisai bus, kai bus paauglys, kai bus jaunas vyras, galbūt pokalbis, kuriuos jūs turėsit, galbūt įsivaizduoji, kaip, pavyzdžiui, ateit pas tas... Jisai jau dabar juokina. A, ne? Taip, jam labai patinka juokinti, jisai kažką tai aš pasakau ir jau jisai... Ir jau matosi, kad jisai jau tipo, kažką tai bando, jau jisai bando juokauti, jau jisai... Tai faina. Bet man atrodo, kad... nėra skirtumo, žinai, kuo jisai. Svarbiausia, kad aš jam išaiškinčiau tam tikrus dalykus. Tipo, kad koksas geriau nei amfetaminas. Ble, tu nesi neteisus. Tai man niekas nepaaiškino. Aš turėjau pats išsiaiškinti. Net ne vištydėjo gaidžio dahuja. Tai va, žinai, ir aš jam galėsiu daug paaiškinti. Aš jau dabar jums stengiuosi aiškinti kažkokius tai dalykus, bet svarbiausia, kas dėmesį duoti. Viskas. Daryk, ką nori, tik tai... Meilę rodyti. Jo, duok dėmesio ir tėtis šalia, viskas. Gali ateiti pasakyti. O neįsivaizduoji tu pokalbį, pavyzdžiui, kai grįž pas tave sūnus, tarkim, 20 metų ir sakys, pas tą tėtį, kas savaitgalį buvo nepatikėjęs ir jis pradeda pasakoti iš savo tūsų ir tu va taip atsigeri ir sakai... Agne? Tai, ką tu sakai, Agniai dabar būtų, kiek tavo sūnui? Kas? Nesvarbu. Mano point being, kad, tipo, ar nebus, kad tavęs bus neįmanoma sužavėti su istorijom, kai, tipo, kur tu jam pasakos ir galvos, tėtis. Bro, aš turiu dabar tiek daug treniruočių nuostabos, kur jisai atneša akmenį nuspalvinės ir tu turi daryti, wow! Lygiai tas pats. Darysi tą patį? Taip, eik tu savo. Gerai, galim padaryti. Mano vaiko, taip. Galim padaryti bitą. Aš bus tavo sūnus, kuris tavo papasakos dalyką, kuris jam labai įstrigo iš savo ateities vakarėlių ir tu parodai, kaip tu sureaguotum. Davai? Gerai. Tavo sūnus su negalia ir... Ne, jisai dešiniarankis. Ne, čia kauj. Tu ką tik pavaizdavai kairiarankį? Tėti. Taip. Aš tu turiu papasakoti vieną dalyką. Pėsk iš mano namų, tavo 18 metų, ble. Ko tu dar čia grįžti?
Antras kadras. Tėti, Taip, aš tu turiu papasakoti vieną dalyką. fantastika. Nepatikėsi, kas buvo. Eik tu savo. Vakar. Ne, gerai, taip. Vakar pasibučiau su mergina po 3 mėnesių draugavimo. Aš galvojau, kad tu gėjus. Aš irgi. Aš dabar biškai gėjim jaučiuosi. Blet, kaip riečias, bibys mano Zavenkevičius, nebefilmuokit. Labai geras bitas. Va taip su sūnum aš bendrausiu. Labai geras bitas. Jo. Gerkim karočią. Jo, man, tipo, aš labai noriu, kad aš galėčiau jam patarti dalykų. Nebijai to paaugliško, nieks manęs nesupranta, čia tėtis senas, nieko nežino, tipo. Nes čia visiems būna. Man šitoje vietoje yra labai smagu, kad aš turėsiu, kai jau mano jau viskas bus baigėsi, kai aš jau krausiu dėžės Lidl'e, beje, vėlgi neremia Lidlas. Convenient, sakyčiau. Tai kai jau jisai sakys, tėvai, tu čia nieko nesupranti, aš galėsiu jam ištraukti hardą ir jame bus 3 filmai, laidų, tipo, aš manau, kad aš galėsiu atstovėti savo reputaciją prieš savo sūnų. Bet šiaip bendrai paėmus, jo, manęs jisai ko gero sunkiai nustebins. Bet vėlgi, žinai, tipo, nu ką aš žinau, kas tenais bus. Galbūt aš kaip aš įsivaizduoju, kad aš senatvėje tiesiog sėdėsiu ir šauksiu, tipo, kiek, blet, kartų sakiau nesiteleportuoti virtuvę, jūs pydar. Bet vis tiek yra teleportacija, bet mes žodį pydarai naudojame ateityje. Va čia labai gera įžvalga yra. Taip, ir aš būsiu tas. Ir tipo, tėvuk, už tai jau sodina, tipo, už šitą žodį. Tipo, na, mano laisvalėt, mano tėvas stovėjo prie televizijos bokšto, ne tam, kad aš čia dabar leisčiau pydar. Taip, nu, tipo, aš būsiu piktas dėdas. Jo, darysi Orlauską, būsi Orlauskas? Būsi piktas senis? Kai Orlauskas išeis kažkam, tai reikės būti Orlauskas. Jo, jisai perdos deglą tą pykčio. Aš žinau, dabar jau jo nemačiau, aš kokius metus jo nemačiau. Jisai, man atrodo, internete daro. Aš dar kažkada tai žiūrėdavau, jo tenais buvo laida iš kiemo pusės, man atrodo. Man atrodo, vis dar yra. Ir labai, ir aš žiūrėdavau, ir aš pražiūrėjęs esu gal kokį 50 laidų. Okay. Vien tik tai dėl to, kad aš laukiau nors vieno punchline'o. Okay. Nes jisai komikas. Taip. Jisai turėtų kažką juokingo pasakyti. Aha. Ir aš visiškai atsiribojau nuo visų ideologinių dalykų. Ja. Man viskas tvarko. Aš tarp kitko turiu draugų, kurie yra antivakseriai, šeimų maršistai, all good. Bet aš laukiau, kada nors vieną. Nors vieną juokingą. Taip. Po to išsiaiškinau, kad ne jo. Ir tai yra nuostabus žmogus, kuris pasirodo, bet tai yra fantastika, kad jisai pasidarė visą savo karjerą, kuri truko sėkminga, tai yra labai sėkminga. Nu, daug, jie labai ilgai. Nuoširdžiai, man atrodo, kad Artūro Orlausko karjera yra fantastiška. Ir kart 2 fantastiška, dėl to, kad tai padarė žmogus neturintis humoro jausmo. Tai šią karjerą jisai visus apipiso. Jisai visus apipiso. Ta prasme, wow. Tu gali jo mėgti, nemėgti, bet tai yra įspūdingas dalykas. Jo, tai, ką jisai padarė, yra wow. Nice. Tai yra big thing. Respektiniu tu šitą. Jisai legenda. Jisai visiškai legenda. Oceano 11 ir tada Orlausko karjera. Tai yra geriausia. Ir kažkada tai, ir man bus labai liūdna, kai vieną dieną aš įsijungsiu hologramą ir sėdės čia Nedas Zimantas ir pasakos Klaidoj Mikučioniui. Jaučiu pataikiai, yra Lietuvoje Klaidas Mikučionis. Klaido Mikučionio nėra. Ne? Okay. Buvo, nebėra. Kodėl tu sakai, kaip samdomas žudikas kalbi? Tai va, ir jisai sėdės ir tu sakysi, blet, aš čia kažkada kalbinau tokį Jankevičių, žinai va tą, kuris, tipo, visus mus nuvylė, žinai, tipo, ir... Nes taip ir yra, komedijos pasaulyje taip yra. Tu būni cool, jaunas, fresh, tada tu būni, jis nebeturi, ir tada tu supyksti, ir tada padarai kažką tai siaubingo.
ir tada tu būni, ir tada niekas neišeina pats. Visus išneša. Visus išneša. Gėdoje, gėdos karste. Visi mes išeiname gėdos karste. Kiek yra pozityvo šitoj laidoj, man patinka. Aš siaubingas žmogus. Tai. Ne, tas nuostabus. Aš manau, kad tu esi linkęs labiau save siaubingu vadinti, kad niekada nieko nenuviltum. People pleaser. Karočiau, kada paskui kaip pavaina? Nu, super. Ne, nemoku. Aš per mažai jo girdėjęs, kad aš galėčiau jį pamėgdžioti. Bet jisai dėkingas personažas, jisai labai charakteringas personažas. Taip, jis turi labai išraiškingą kalbėjimo manierą. Ir jis turi labai puikiai pasirenka žodžius. Tokį personažą, vėlgi, let's give respect where respect is due. Tokį personažą sukurti yra žiauriai. Ir aš visiškai nekaltinu jo, kad jisai šitame personaže pasiklydo. Ja. Tipo, nes jisai yra ant tiek cool personažas, kad jame absoliučiai galima gyventi. Taip. Ir iš viso kalbant apie personažą, yra personažai, kuriuose linksma gyventi tiesiog. Ir tada kažkurioje tai vietoje tu supranti, kad čia linksmiau gyventi negu čia. Tu turi savo kažkokį tokį įstrigusi? Aš vienu metu selas man buvo tipo tobula. Dėl to, kad aš galėjau funkcionuoti kaip selas ir netgi konstruoti sakinius pagal jo manierą. Dėl to, kad įsigyvenęs būni į tą visą reikalą. Būdavo selas tavo partijų trik. Žinai, jeigu tūsini kažkur, kažkas visko nors... Bet labai trumpai. Po to aš jį dar naudojau vakarėlėse, tipo, kažkokiuose, tai tipo, stand-upuose. Bet po to... Ir aš jį nenaudojau tiek labai daug. Bet kažkaip tai po to, vėlgi, nusivalkėjo bet kas. Tai šitas impressionas, jisai pakankamai greitai nusivalkėjo. Nes kažkuriuo tai metu visi pradeda tavęs prašyti, kad tu tai padarytum ir tada, o jau tada jau viskas. Nice. Nenori tu tipo, būti vieno žanro, vieno tai personažo. Faktas, nes tada tu būni labai dvimatis, žinai. Mane mama Laurynų vadina, žinai, turim ką. Dar grįžtant prie tūsų, aš turiu vieną klausimą, aš noriu paklausti. Esi turėjęs kokį nors savo tūsnimo ritualą? Sakydamas ritualą, aš turiu menį, žinai, būna žmonės, pavyzdžiui, kai kurie... 17 aš visą laiką, 17 prieš bet kokį tūsą mes darydavom apkitoną ir mes veždavomės Starkos prie klubo, iškaldavom, nes brangu. Taip. Bet ir tu nenori daryti to namie, dėl to, kad tu nori, kad kuo daugiau liktų klubui, dėl to tu tą darai prie klubo, tipo apkatonas prie klubo, tada dar kol tu nesi girtas, tave įleidžia. Ir tada jau viduj... Nice. Taip. Nes visi žmonės turi savo kažką, žinai. Kažkodėl tai dabar prisimenu, buvo klubas Karolina. Karolina. Buvo klubas, po to vadinosi Heaven, jau tada tenais jau visi buvo jau tada labai daug narkotikų. Bet Karolina buvo Maksas, po to prie Makso buvo susišaudimas, tada jį rebrandino į Karoliną ir tai buvo pirmasis klubas, į kurį mane 17 metų įleisdavo. Yes. Tai būdavo... Ir aš eidavau į tą klubą ir niekada nieko nes aš nemoku eiti prie... Aš nemėgstu šokti, aš nemoku eiti prie merginų, tipo kalbinti. Ir dėl to, jeigu tuo laiku būtų buvę... Nuoširdžiai aš tau pasakysiu, jeigu tuo laiku aš būčiau pamatęs Airino Arutinian skelbimą, kad tipo, ar nori prieiti prie moters. Taip. Aš būčiau ėjęs. Taip, aš būčiau ėjęs mokytis. Ką, prieki pasakyti. Irgi legendinis impressionas tavo šitas. Šitas labai fainas. Man šitas darbas labai fainas, didn't age well. Jo. Ir šiaip, žinai, aš nežinau, ar kaip komikui Zaibys yra įsikūninti žagintoje. Žinai, čia toks tipo, tu žiauriai gerai padarai bičą, kuris smerkiamas yra visuomenės. Žinai? Taip. Bet vėlgi, taškai tau, nes žiauriai gerai priešina padarai. Bet yra tokių labai charakteringų, Airinas, Egidijus, Maibachas, tipo, kai žmogus kalba labai charakteringai, tai labai fainai ir labai tada smagus personažas. Savotiškas mažas spektaklis gaunasi, kai tu darai. Aš tai galvoju, reikės kada pasėdėti, pažiūrėti, ką galbūt visai dar kažką tai pasigaučiau. Paimprešinti. Žinok, dabar yra daug visokios TikTokuose, yra daug žmonių, kuriuos pamatytum ir tau labai lengvai būtų daras. Kas yra TikTokai? Tai Jungle Kingo visą hebra, ten personažas po personažų guli, žinai. Tik tiek, kad, jie, žinai, visi šiek tiek
Maisto likučiais kvepia. Štai pasakyčiau. Ne. Aš jau mačiau, kad Balykovai siūlė į galvą Valierą. Jo. Tai karočią Valierą, jeigu žiūri, aš tai myliu, man tu geriausias karočią. Nežinau, man aš randu, man patinka blogas, tas blogas tipo iš mūsų komikų pusės teisiančia, kas čia zaibys, kas nezaibys. Man patinka tas blogas turinys, nes aš ten randu džiaugsmą. Man patinka knaisiotis tarp šiukšlių ir aš kažką labai juokingo, žinai. Aš relatinu. Nes tiesiog tau atrodo, kad tu radai kažkokį brangakmenį, žinai. Nes yra bepigu rasta achujiena komedija ten, kur jinai turi būti, žinai. Kai tu klausai Skatlerio, tai aišku, kad ten bus achujiena komedija, nes jis geriausias komikas Lietuvoje, žinai. Taip. Bet kai tu žiūri Jungle Kingo konferenciją ir kas nors pisa žiauriai juokingą frazę, tau atrodo, kad tu radai kažką nuostabaus. O maroznikai, jie moka pisti juokingų frazių. Taip, jo, bet kai tipo 3 žmonės sutelpa sumoje į dviženklį intelekto koeficientą, is a problem, žinai. Jo, faktas. Got no time for that. Gerai. Eisim į pabaigą, noriu paskutinį klausimą užduoti tau. Man yra labai įdomu paklausti. Kokį duotum, gana banalus klausimas, bet man įdomu jo paklausti. Kokį duotum patarimą savo jaunesniai versijai, jeigu susitiktum dabar save 21 metų, ką pasakytum jam? All good. Viskas tvarko. Tipo, yra banalus klausimas. Play stupid games, win stupid prizes. Nieko, viskas tvarkoja. Man, tipo, kaip viskas išėjo, aš turiu visus pirštus, viskas kaip ir tvarkoja. Aš nieko, man viskas gerai, žinau, gavosi. Aš manau, kad taip kaip aš čia atsiradau, buvo daug visokių durnų klaidų, daug visokių debilizmų, kuriuos aš padariau. Bet at the end of the day, aš nieko neužmušiau. Aš tipo, turiu dabar labai maloniai gyvenu. All good. Tipo, man tipo, viskas... Man atrodo, kad viskas gerai gavosi, žinok. Jauties laimėjęs? Aš jaučiuosi, kad man paranoja, nes taip neturi būti. Ai, kad per gerai viskas nevyksta. Jo. Jeigu kažkas, mano visą gyvenimą buvo taisyklė. Jeigu kažkas atrodo per gerai, kad būtų tiesa, taip yra tik tai todėl, kad tai blėt ir yra. Okay. Tai šitoj vietoj aš dar vis galvoju, kad galimai aš ten 22 metų, kai mes su kolega lėkėme žvyrkeliu ant 150, nes mes gėrėme bowlingę ir Anykščiuose. Ir mums paskambino, pasakė, kad muštynės prie Rubikių ežero. Kiekviena detalė vis geresnė, prašau. Ir mes, kai varėme ant 180 žvyruotų kelių, nes bandėme suspėti muštynės. Ir pasirodo, kad mes vos nepavijom policijos, kuri ką tik buvo atvažiavus. Tai va. Ir aš iš šito išėjau gyvas. Yeah. Ko gero, all good. Tikėkime, kad viskas bus gerai. Nagi, Nedai, ar norėtumėt sudaužti gardžiuoju radleriu? Norėčiau. Beje, aš pastebėjau, kad iš tiesų toksai labai gaivus skonis, bet tas ir alaus toksai, silpnas, ne? Toksai alaus atskonis toksai yra, labai malonu. Labai tikrai malonu. Net nepagalvočiau, kad galima mėgautis taip nealkoholiniu gėrimu. Dar tu nuostabusiais iš tam darbę žinėjau. Gerai. Ačiū labai, Justinui Jankevičiui. Ačiū daug, kad pakvietei. Ačiū, kad dar mane priimat jūs. Tikėkime, kad viskas bus gerai. Jaunieji velniai. Aišku, mes nepriimsime labai. Beje, šiandien nuo paspirtuko nukritau. Nu tai ką, ate. Gerai. Ačiū labai visiems, kad žiūrėjote. Ačiū labai Utenos Radler nealkoholiniam alui. Ačiū labai visiems, kad žiūrėjote. Ačiū labai Utenos Radler nealkoholiniam alui. Ir ačiū Galima labai... čia vandens įsipilti. Tu atrodo kaip senas vyras su demencija. Gerai. Ačiū labai visiems, kad žiūrėjot. Būtinai pasidalinkite šio video su savo draugais. Palaikinkite. Prenumeruokite kanalą. Ir susitiksim kitose epizoduose. Ate. Gal pabučiuos.